Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Dabar papasakosiu jums toliau vyksta darbai mūsų projekte, vienu žodžiu, vėviai. Tai pasižiūrėsit, dabar yra padaryti kampai ir apžaista aplink langų. Ir toliau mes einam, kad padaryti apdailą. Dabar iš karto noriu paskelbti nedidelį, kad būtų įdomi žiūrėti mūsų laidas, tokį konkursėlį. Tas konkursas remiasi tuo, kad man atsiųskit, prašau, kaip sumontuoti ir kaip padaryti tie kampai, būtent platus. Būtent kokiu būdu tas kampas suformuotas ir kokiu būdu prisuktas ta technologija. Kas bus, sakysim, netoli tiesos ir ten bus ta logika maždaug, kurią mes naudojam darant tą kampą, vienu žodžiu, tam bus dovana. Bet reikia tikrai, aš tą paskui atskleisiu ir apie tai papasakosiu savo Patreon kanale, kaip tie kampai yra daromi, montuojami. Mes, aišku, ant 3 namų jau esam darę ir jau buvo vieną kartą apie tai aš šnekėjau. Galėsit video atsekti, kur kalbėjau apie tos, vienu žodžiu, mazgus. Reikia paieškoti per mano visus 200 su virš video, ten tikrai galima atsekti tai. Tai vat kas yra pastabus ir klauso mane pastoviai, galės kažką ir ten ir surasti tuose videose. Video, tai ten video gal kokie 5 metų, kur vat jau irgi tą patį daiktą darėm. Tai vat, kaip sakant, pabandykit atspėti, aš specialiai dar priartinsiu, parodysiu, kaip tai atrodo ir parodysiu, kaip čia. Ir vat jūs galit pagalvoti, kokiu būdu sufiksuotas ir padarytas tas kampas. Jeigu pastebit, nėra nieko. Aš labai ramiai, neskubant, kad jūs galėtumėt pamatyti gražiai, viskas, kampas prifiksuotas mirtinai. Bet kokiu būdu tai pasiekta ir kaip suformuotas tas kampas. Svarbiausias dalykas, galbūt net pati geriausiai, svarbiausia idėja, duosiu čiūčiut pastabos tokios, kad kaip jisai suformuotas. Galima kitaip. Gerai, tai toliau einam link kitų aspektų. Tai bus žmogui, kuris arčiausiai bus tiesos, arčiausiai dovana. Apie tai papasakosiu, kaip sakant, kitam video, rašykite tai į YouTube, kad visi matytų jūsų mąstymo sistemą, kaip jūs tą įsivaizduojat, kaip tai yra padaryta. O aš papasakosiu, kaip iš tikrųjų tai yra padaryta. Dabar, vienu žodžiu, atkreipkite dėmesį, kad yra, vienu žodžiu, jau apie tai kalbėjau, oro tarpas, grėbestavimas, išlyginimas ir sietelė. Dabar dar papildomai dar kartelį buvo nudažyta. Sietelė yra labai šviesi, jinai yra iš aliuminio, matosi viršuje, jinai palikta, dar nedadaryta, o čia jau dadaryta, išlyginta ir jau prasideda visi kiti darbai. Tai čia šalia eis, šalia langų ir durų apeita su pačiom plačiausiam lentom 14-linėm, o paskui pakalimas bus skirtingos lentos, jūs matot, va čia, kaip sakant, rodau, pakalimo skirtingos lentos. Ir toliau čia bus taip vadinamas hausas, nes iš pradžio eisim plačią, siauresnę, o toliau hausą varysim. Ir čia yra, iš tikrųjų įdomu ir bus lentos skirtingų pločių. Taip, toliau einam link, matot, aplink langus, duris, apžaista su didelėm lentom, suvesta viskas ir visi plyšiai sutampa. Eina plyšiukas ir tas plyšiukas, viskas sutampa. Visur viskas padaroma labai gražiai, kokybiškai. Kaip tai padaryti,
ir visą tą schemologiją, ten sistemą, kaip čia viskas yra padaroma ir kodėl taip, o ne kitaip, aš tą pasakoju savo Patreono nariams ir papasakosiu, kaip tai yra padaroma, kodėl taip, o ne kitaip. Ir čia yra daug niuansų, kurios reikės atkreipti dėmesį, kuriuos iš tikrųjų yra apie ką pakalbėti ir ką paaiškinti. Tai dabar toliau. Matot, čia yra gražiai apeina ir plačiausios lentos 14 cm yra aplink langus, duris ir kampuose. Vat vėl kampas, vėl apžaistas kampas. Matot ir pasižiūrėkit, jeigu pastebėt, čia yra plyšiukas per vidurį, už apvalinimai ir plyšys. Ir iki galo vat eina gražiai. Ir irgi nėra jokių, kaip sakant, ne vinių, ne nieko. Graži lenta nuo iki. Kokiu būdu jisai yra prikaltas, arba kaip jisai priklijuotas, kaip jisai ten prisūktas, kaip jisai primagnetintas, tai pamastykit, pagalvokit, galbūt ant magnetų laikosi, kaip sakant, galima nuimti. Nu, vat vienu žodžiu, mąstykit, aš daviau keletą pozicijų, variantų ir svarbiausias dalykas, kaip yra jisai, kokiu būdu jisai yra sumontuotas. Pamastykit, bus labai įdomu pasižiūrėti jūsų atsakymus, nes, kaip sakant, čia ir grįžtamasis ryšys yra ir visą laiką viskas lengva, viskas paprasta, kas čia yra paprasta apdaila. Prašau, parodykit, ką mokat, ką žinot, laukiu jūsų komentarų, būtų labai įdomu. Toliau, čia vyksta viskas tas pats, pakartota. Aš jau aiškinau, kaip su apačia sugrota kitose laiduose, jūs galėsit pasižiūrėti apačią, paskui tas laštakis ir visi ten prieimai, viskas irgi parodyta, paaiškinta. Ir čia vat visas apėjimas. Čia dabar vienu žodžiu einam, lygiai tą patį kampą čia turim. Ir va čia vat jau dirbama šitoj pastato daly. Vat lazeris sufiksuotas, jeigu matot, kaip gražiai, kaip įdomi padaryta, ir sakant, lenta išstatyta. Ir čia tu ir viskas, ir tau šviečia jisai linija viršuje, apačioje. Tai vat tu padarai, sulygini ir čia jau matai visą liniją per visą ilgį gali pastatyti, kaip tau reikia tiksliai, nereikia jokių, sakant, liniuočių ir nereikia jokių virvučių, bet reikėjo pagalvoti, kaip tą lazerį primontuoti. Tai irgi toks, prašom, gaudykit, lifehackas, kaip sakant. Ir čia irgi matot, viskas padaryta, kiekvienas langelis. Ir va čia, tarkim, irgi tokie visi darbai ir irgi kampas. Irgi plyšys, matot, plyšys čia eina gražiai. Ir kaip sakant, matyt, su magnetais mes tą darom, bet jūs patys pasakykit savo nuomonę, atspėkit, gal ir pasitaikė žmogus, kuris tiksliai pasakys kaip. Tai bus jam dovana. Dovana, manau, gera, įdomi. Vienu žodžiu, svarbiausias dalykas tai yra dalyvavimas ir kad būtų įdomu jums ir pasvarstytumėte apie tai, kaip čia galima buvo padaryti. Nes mes tą dalyką išmokom molėtuose, dėka vienos klientės sumanymo, nes pradėti reikėjo plačiom lentom kaip čia ir plačiom lentom užbaigti. Tai ir vienodos lentos turėjo eiti nuo iki. Tai po to video aš gavau daug negatyvių komentarų iš tam tikrų statybininkų, kurie sako, kad tai yra neįmanoma. Bet
Jeigu tai yra neįmanoma, pasižiūrėkit, nuvažiuokit į Molėtus, tas namas neįmanomas stovi ir padarytas ir visa apdaila yra padaryta. Bet aišku, tai yra sudėtinga ir labai daug yra, kaip sakyt, momentų, kurios reikia atkreipti dėmesį ir ilgiau negu standartiškai tu darai ir dirbi. Bet tai yra įmanoma. Bet aišku, reikia apie tai kalbėti su savininku, kad tai yra ir kainuoja tas darbas. Tai tiek. Visą kitą informaciją apie viską, ką aš pasakiau, visas montavimo, tvirtinimo sistemas, visa kita yra mūsų Patreon'e, prašom prisijunkit ir žiūrėkit, tas laidas netrukus greitai pasirodys Patreon'e, prašau prisiregistruokit, laukiam jūsų. Iki, su jumis buvo Eugenijus Pišinskas, Medžių idėjos, iki kitų kartų, sėkmės.